Štai ir paskutinė paletė liko išardymui ir kaip esu užsiminęs ankstesnėse serijose, kad dar papildomai dalykai, kas lieka iš po ardymo, ir medvaršiai specialūs, ir dar ir tokių didžiulių varžtų, ir rezervai irgi senka, statant tiek projektų šią vasarą, bet tam ir buvo ruoštasi nuo pat pavasario ir čia daug valandų ir dienų praleista ardant, traukiant vinis iš... Gal aš ne visko taip užfilmavęs detaliai ir tai yra nuobodus, ilgai trunkantis darbas, bet rezultatus matome kaip terasos visa konstrukcija ir taip labai prašmatniai už tokių 10-15 balkių gaunasi. Kodėlgi ne? Nu ką, gal, sakykim, antram aukšte ten konstrukciniams darbams yra per stambi mediena. Na, be abejo, aš galėčiau perleisti per zeimerį ir pasiploninti, bet pagalvojus terasai, manau, kad būtų pats tas ilgamžiškiau, nes terasa neturės stogelio, tai vis tiek gaus ir lietaus, ir sniego, ir viso kito, tai tegul būna konstrukcija, na, jau tokia ilgamžiškesnė, bet be abejo reikia, kaip ir rodžiau praeitoje serijoje, būtina impregnuoti ir net kelis kartus prieš prieinant prie lentų uždengimo. O kągi, dabar šita paletė lieka desertukui ir neaišku, ar iš viso dar pavyks ką nors sumedžioti, nes jau kaip ir nemažai tų vėjo jėgainių aplinkui jau pastatyta ir kaip ir jie viską susivežė, visas medžiagas, tai turbūt, kad, na nežinau, gal dar bus išpuls laimė ir pavyks sumedžioti dar kažkur užsilikusią vieną kitą, bet iš principo ten irgi jau tik tai surinkimo darbai. Tai kaip irgi, sakykime, pavyksta, nežinau, čia tokių dalykų net nesuplanuosi. Atrodo, norėtumai kartais kažką susigalvoti, susiplanuoti, bet yra dalykai, kurie, na, va, tiesiog įvyksta ir tu tiesiog randi žmonės, randi kontaktus, randi galimybės susirinkti tas medžiagas ir taip įvyksta. Na, sakau, tai yra nesuplanuojami dalykai ir net dažnai ir savo svečiams, ir šiaip apsilankantiems draugams papasakoju tas situacijas, kai ir galvoju, na, sakau, kaip įmanoma taip suplanuoti? Nu, tiesiog neįmanoma, nes čia yra Dievo planas ir aš esu tiesiog įrankis Dievo plane ir taip įvyksta tos situacijos ir taip gali šį vietą atgimti per, vat, tokius, vat, sakau, netikėtumus ir nesuplanuotus dalykėlius. Taigi, dabar prie vinių traukimų ir po to desertą. Lietuvoje lietus ir pila nuolatos. Ir jei nepila, tai lašnoja, jei nelašnoja, tai ramiai pabūna valandėlę ir vėl lašnoja arba pila. Ir kągi, atėjo metas turbūt, kad ir česnakus nusikasti, nes su tokiu pilimu tai jie čia pradės pūti, o jau panašu, kad jau ir metas, nes kaip ir lapai, didžioji dalis lapų nugeltė ir pasižiūrėjau daržininkų įvairiose grupėse, jau pagrindė moteriškės rašo, kad laikas ir jau daug kas nusikasė, tai galvoju, nėra ko ir man čia jų belaikyti, kai nukasiu česnakus, turbūt ateis metas ir pažiūrėti, ką su cibuliais daryti, ar juos dar laikyti, ar irgi laikas nukasinėti. Taigi, nudirbęs darbą parodysiu, kiek šiemet yra česnakų derliaus. Parvežęs paskutinius krepšus česnakų, negaliu skųstis, kad šiemet nebus česnakų įdėti į sriubą ar į troškinį. Taip, dabar jau
taip išsikroviau, kad apdžiūtų, bet principas toks, kad aš tam, kad išdžiovinti, jo surišu į tokius rišulėlius ir po 2 rišulėlius, kurie keliaus prieš porą metų čia padarytą tokį trikampį. Aš jį nusileisiu, viską sukabinsiu ir pakelsiu. Ir paliksiu geram mėnesiukui, jeigu nedaugiau, kad išdžiūtų pilnai ir skanausim. Ir aš, ir geradariai, ir svečiai. Tai geras jausmas yra. Praeitą rudenį net čia seriją užvadinau česnakai, nes aiškinau visus niuansus, kaip aš sodinu. Be abejo, kiekvienas turi savo įpročių, ar mamos, ar močiutės, tą darbo struktūrą. Na, o aš irgi kažkur kažką susirankėjęs ir iš mamos, ir iš močiutės, ir babos, kaip pas mane sakydavo, pas babą ir be abejo dar kažką pasiskaitęs. Ir dydžiai tikrai neprasti, Gilda laukia, kada ratuką mesiu. Dydžiai tikrai neprasti ir galima sakyti labai nedidelis kiekis tokių jau mažiukų visai. O toksai, sakyčiau, pats vidurkis, tai plius minus lauko teniso kamuoliuko. Tai visai neprastas. Kągi, dabar raišioti ir kelti į viršų džiovinimui. Teko sugalvoti kitą vietą česnakams susikabinti, nes jų kiekis tikrai neprastas šiemet derliaus. Ir planuotas kabinimas ant to trikampio, na, tiesiog nepasiteisino dėl to, kad svoris didelis. Iš pradžių senieji vamzdžiai sulinko bekeliant. Tada galvojau, reikia prisiminti Archimedo sistemą. Aišku, čia labai sunkiai matosi, bet per 1, 2, 3, 4, 5 skrėmulius iš karto palengvėjo kelimo momentas. Bet vis tiek, kaip sakau, česnakų yra gausiau negu gali pakelti šitą sistemą. Kągi, bus dar cibulių, už dienos kitos reikės irgi nukasinėti, nes lietutis irgi daro savo, o jau cibuliai irgi duoda ženklus, kad laikas ir juos nukasti. Bet kaip dirbtuvės, taip ir daržinė, tai yra pirmosios vietos, kurios apauga visokiais dalykais, pasidarai tvarką ir kelios savaitės, mėnesis kitas ir vėlgi yra šioks toks betvarkė ir jovalas. Bet jau mačiau, vakar pradėjo aplinkui ūkininkai važinėti su kombainais, tai reiškia, kad ir grūdams reikia paruošti neužilgo vietą, nes šiemet pats neauginau, tai teks iš ūkininkų prašytis avytėms, kad būtų žiemai. Todėl dabar kipsiu į ordnung tvarkymasi daržiniai. Neįtikėtina, atsivėrė visas daržo ilgis, runkelių derliaus, taip, apžėlęs kaip džiunglės. Ir toliau tęsia pas mane, kaip ir praeitąją seriją buvau užsiminęs, kad atvyks vėl svečiai ir šį kartą yra atvykusi Kristina, kurią dabar norėčiau pašnekinti. Ji iš Vokietijos. Hello, Christina. Hello. So, you are really a savior of this harvest of mine. I will turn a little bit into light. So, you've been, as you've been telling me, that you did quite a lot of traveling all around the world with woofing, and I would love to hear a little bit, what do you gain from such a way of traveling the world? My first woofing experience was already 20 years ago, when I traveled after school to Australia, and that opened a completely new world for me. First it was the language, then it was living with
very different people from myself, like learning a lot about farming, learning a lot about construction. But the best thing I think about WWOOFing is that you are really part of a family, and you really get to know the customs and the ways of living in a very relaxed and comfortable way. Mm. And yeah, as you mentioned, becoming a part of a family. And how do you feel being welcomed here? Being part of your family. Yes. Very good. It's the project of yours is just really incredible. It's so inspiring to hear that your story was living in a city and then like taking that leap of faith and like creating that project and like really putting a lot of faith in it, that it will turn into something really beautiful, and that you get enough help from all over the world by WWOOFers and by friends and families to complete that project. And what I really like about it is that you are trying to turn it into something where more people can be welcomed in and celebrate and be together. So I think it's a really beautiful idea, and that's why I chose to support your project. Thank you. And it's not the main topic that you are traveling, meaning that to come over to my place, but I would love to hear your personal story. Where you are traveling and why do you do that? This travel actually has been in my mind, like developing for a few years now. I decided to follow in the footsteps of my grandfather, who was in many Eastern and Central European countries as a soldier in World War II. And for me it was very important to confrontate myself with that history, with what he did, what the whole world war caused, and of course like compare it to the Europe we are living in now. My Instagram account is translated to "We enemies from yesterday." So that's exactly the point. 84 years ago, our countries were enemies. Like the Germans were the occupiers of many countries and perpetrators. So for me, it's really a healing experience to come back to these places where I know that my ancestors did something very tremendous, and like try to release that karmic debts so a little bit, and just establish new connection and reprogram like that part of history for myself and for my own family history, for my relation with my grandfather, and like for the relation with the people we are sharing this world in this moment right now. And in our conversations you have mentioned about kind of a catharsis or enlightenment. Can you share just in a few sentences where and what you have experienced? While reading, you mean? No, about when you were in Latvia and... okay. Yeah, I actually think it was it's been a healing journey, and my view of things and my relationship to my grandfather have changed a lot over the course of these weeks, because when I started my journey, it was like I felt really sorry. Yeah. Amazing hands. My beauty treatment here. Sorry. Yeah, I felt really angry with him, and I thought, how could you do that? How could you like just go into different countries and invade them? And what did you think of? What did you think doing that? And when I came to the very last part, where actually the war was over for him, which happened in Kurland in Latvia, because his division got encircled and they stood their ground until the capitulation, and then they all had to go into, they had to become prisoners of war of the Soviets. And I spent a lot of time in that region, driving around, trying to feel that history. And when there was very rainy days, it was pouring down, and I visited
a cemetery of German soldiers, where 20,000 German soldiers are buried in silos. And there I really had the feeling that he was kind of with me, and I understood at that moment that for him it was a big thing. He spent almost 10 years of his life in this, and it's actually very, very sad that he didn't get, it's a difficult way to express it, but he didn't get appreciated for surviving this hell of like standing up to his comrades, and that it must have been very hard for him and very sad actually that he came back to Germany as someone who lost the war, and that nobody wanted to speak about that anymore, and that was such a big part of his life. And maybe that journey which I'm doing now is just the thing that I'm looking what you did. I know it's been for the wrong cause, but you've done your best probably in that situation because you didn't know anything different. Exactly. And you did as well best with such a wonderful hands saving my garden. And I really much appreciate for what you are doing and sharing your personal story, and it's really fascinated me right from the beginning. When Christina wrote me a message, I thought I have to support in one way or another, at least the way I can, and for this I'm thankful. And that's actually the best reason we have to support each other in our journeys and on our projects. Thank you. Thank you too. Kaip ir kiekvieną vasarą, iš tikrųjų planavau netgi nuo pavasario apkirpti avis, bet tie katrie vis žadėjo ir taip man praėjo vos net 2 mėnesiai. Tai neapsikenčiau, jau prieš geras 3 savaitės pradėjau, 2 savaitės pradėjau ir su atvykusia Kristina pabaigėm galutinai apkirpti avis. Atsiprašau, čia puola visokie gėriai. Ir taip, apkirpus avis, pagalvotume, kaip nuo senų laikų žmonės juk vilną naudojo įvairiems namų apyvokos reikmenims, dažniausiai rūbams pirmiausia. O dabar netgi pasidomėjus technologijom toje pačioje Amerikoje netgi namus apšiltina ir ten jau, kaip sakant, jau pramoniniu būdu ir išvalo, ir paruošia rulonus, tiesiog dėk ir šiltink namus. O pas mus dar nieko nėra tokio, nebent kažkokie pavieniai atvejai, kur žmonės iš savo noro, iš savo siekio tvariai, ekologiškai šiltinti namus, bet pas mane, kai tų avių netiek jau daug ir nuo kiekvieno kirpimo tikrai labai, sakyčiau, tokie 3 maišiukai gaunasi nuo mano bandos, tai čia užtrukčiau labai ilgai. Jeigu man reikėtų vilos stogą šiltinti, tai čia nežinau, kiek metų reikėtų po vieną tarpgegnį, kol aš užšildyčiau, tai čia turbūt ir manęs nebeliktų ant šitos vieto ir tai dar nebūtų baigta. Tai todėl pasižvalgęs, kaip dar galima panaudoti vilną, ir Airijoje irgi ta pati situacija, ten dar daugiau avininkystė yra istoriškai išplitusi, auginamos avis, bet irgi žmonės ten truputį bėdavoja, kad tos vilnos nelabai kur yra dėti, tai priimami sprendimai tokie alternatyvūs, kaip ją panaudoti. Ir vienas iš jų būdų tai kaip mulčą, tokius tiesiog susikloti darže takelius, kurie pirmiausia gerai apsaugo nuo šliužų, šliaužimą į daržą, nes jiems visi tie tokie, ar tai būtų konkorėžiai, ar tai būtų vilna, jiems nepatinka tokie paviršiai ir jie jau vengia to peršliaužimo tokių paviršių. Tai vienas iš būdų. Taipogi labai gerai apsaugo nuo
piktžolių, nes pradeda nebelysti. Ir apsaugo gan ilgai, lyginant su kitais organiniais mulčiais, kurie pakankamai greitai suyra, beveik per metus ar maksimum 2. Tai, o vilna, ji bus ilgiau. Tai todėl, kad grinai kažkur į daržą dėjate tam, kad, kaip sakiau, takelius pasidaryti, tai jau rudenį būtų problemų su frezavimu, arimu ir taip toliau, viskas veltųsi. Tai todėl nutariau čia palei avietės. Yra toks takelis, kuris nuolat ir apauga žolėm, ir reikia su trimeriu praeiti. Tai pagalvojau, tai pagaliau gal galiu šitoj vietoj kloti ir čia galės metai iš metų būti ir palengva supūti ir grįžti į gamtą vilną. Vilnoje juk yra daug chitino, kaip ir pas mus naguose, plaukuose. Tai vilnoje irgi taip pat yra ir dar turbūt daugiau visokiausių mineralų, kurios gamta vis tiek vienai par kitai pasiims ir kaip avis be griauždamos, be ėsdamos žolę, taip ir užsiaugina ją. Tai va, pagalvojau, pasidalinsiu savo tokią patirtimį apie avių patį kirpimą, net nefilmavau, nes ir praeitais, ir užpraeitais metais buvo filmuota ir apie tai kalbėta, ir tai galvojau, šiemet tiesiog, nors ir turiu tokią neprofesionalią mašinėlę, kaip mes, Laurynas atsimena, mano talkininkas ir draugas, kaip mes čia vargom, nes kaip apsivelia tos neprofesionalios mašinėlės ir vargas tiesiog. Šiemet atsisakiau, pabandžiau su pirma avim, tiesiog nutariau. Kam čia vargti? Tai turiu senas geras siuvėjo žirklės, didelės ir labai gerai jos žymiai greičiau ima vilną ir tiesiog greituoju būdu, bet labai tūkstančiai judesių rankomis kaip kirpėjo. Praėjo taip, aišku, po to pirštukai sunkiai lankstėsi keletą dienų, bet avytės visos nukirptos, dabar vėl atsiaugina savo naują kailį ateinančiam šaltajam sezonui. O kągi, aš tada grįžtu paskutinį maišelį iškloti čia palei avietės, kurios jau irgi jau palengva raudonuoja ir palengva dovanoja savo skaniestus. Avietės turiu omeny ir kaip ir rodžiau ir šį pavasarį, ir rudenį praeitą, ir ankstesniais metais, kad avietė juk pati yra iš miško augalas, tai jai patinka rūgštesnė žemė, tai nepamirškit patrešti pjuvenom ar kokiom nors skiedrom ar dar kažkas nors, kas atiduotų tos medienos ir medienoje esančių vitaminų, mineralų tom gražuoliam, kurios tikrai atsidėkos labai skaniom uogom. Mano bityne atsirado senas avilys su labai stipria šeima, už kurią esu dėkingas Edvardui, kuris išgelbėjo kaip ir iš kažkokios tai jau nupirktos senos sodybos ne vieną seną avilį ir pasiūlė man vieną. Tai viename iš mano avilių kaip ir keistai išspėtė bitės, tai pribręs momentas čia neužilgo teks ir jas perkelti į naują turimą avilį, naują, kelių metų. Bet dabar, kaip ir buvau minėjęs, Aleksas yra kaltininkas viso bičių terapijos namelio, dabar dar jokia terapija, bet tiesiog bičių namelio medžiagų tiekėjas pagrindinis. Ir kaip irgi praeitą seriją rodžiau, kad atvežė langus senųjų rytų Vokietijos meistrų. Ir kągi, mums pribrendo šiandien momentas juos įstatyti ir pabandysiu užleisti timelapsą, kaip mes čia lakstom ir įstatinėjom senus, bet puikius langus. Gerą valandėlę su Aleksu pasidarbavus, štai ir
langelis stovi savo vietoje ir turbūt yra įdomu, kaip ir viską, ką aš čia iš kur gaunu, stengiuosi uždokumentuoti, kad liktų istorija ir pašnekinsiu dabar angliškai pas mane apsistojusi tikrą dailidę, nors jis tom dabar neužsijama, bet yra diplomuotas dailidė ir jis papasakos šitų langų, kurie atkeliavo iš Vokietijos istoriją. Nu, pasižiūrėkim, kaip gražiai atsidaro. Hello, Alex. Hello. So, what do you think about those windows? Are they good enough for bee house? For the bee house, for sure, they are perfect. So it's just a short story about these windows. I brought them from Berlin. So the father of my wife has in Berlin a house. Yeah, it's an old house, and yeah, we renovate the cellar floor in that house, and we exchange the windows. So right now there are new ones in Berlin, but these windows I brought to Eugen for a bee house, and yeah, actually this windows was made by Carpenter. Yeah, carpenter, or in German it's a Schreinermeister. In 60s or 70s, I think, and by hand, of course. And yeah, so right now they're in Lithuania here, and I think they will stay 100 years more longer, probably, or not. We will see, but yeah. So we installed already The first one of them, the first one. We have 3. So We'll continue. we will continue. Good story, good purpose, reuse, repurpose, recycle, as everything is being done here, and generally the whole bee house is built from second-hand materials. So we continue, and you'll see the final result. Taip, aš čia truputį į anglų kalbą persimečiau iš inercijos, bet parodysim, kaip jau gausis su visais langais įstačius. Sakyčiau, tie 2 langeliai kaip akis atrodo su būsimu vaizdu čia užvilkęs, ir kągi, 3 langelis su vaizdu į kiemą. Parom. Taip, va, čia iš tos perspektyvos matosi visi 3 langeliai. Dienos planas įvykdytas, su Aleksu gerokai čia paprakaitavom šitą karštą dienelę. Bet viskas ko puikiausiai pavyko, kaip ir visada. Sakiau, antrinė žaliavos, antriniai balkiai, bet gal jau ir nebereikia čia kartoti, ir taip aišku. Dar vienas žingsnis į priekį, ir turbūt, kad kitą savaitę teks judėti jau nauja jėga, ir Kristina, mano šios savaitės talkininkė iš Vokietijos, išvyka, bet atvyksta dar vienas talkininkas, jau vyrukas, tai su kuriuo turbūt jau pasimatysite sekančioj serijai, o aš noriu padėkoti, kaip visada, už jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus, be abejo, paremimą Contribui, Revolut, YouTube platformose, ir kągi, dar be abejo tie, kad pasidalinote šiuo įrašų ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais, kuriems galbūt irgi įdomu stebėti tai, ką aš čia darau. Tikrai dėkoju jums ir sakau iki sekančios serijos.